Būna tokių dienų, kai kūnas sako ne. Labas, brangiai. Šios dienos bėgimas nebuvo toks jau labai fainas, palyginus su prieštaisiais. Praeitą savaitę penktadienį bėgau 16 km. Po jų atsigavimas buvo ilgokas iš tikrųjų. Šeštadienį jautėsi kojos, kūnas, sekmadienį taipogi. Pirmadienį, antradienį jau buvo daug geriau. Trečiadienį, ketvirtadienį turėjau užsiėmimus, turėjau visur važiuoti, nesportavau. Ši savaitė tokia pas mane yra įtempta ir prastas miegas, pastovi tokia, jaučiausi visą savaitę toks pavargęs, iš tikrųjų, išsunktas pavargęs, bet tikėtina susidėjo daug skirtingų dalykų. Šiandien sakau, reikia išbėgti, pabandyti, gal pasieksiu, optimistiškai buvo, kad bent jau tos pačių 16, tada išbėgu. Ir žiūriu, kokia ta mano savijauta yra. Kuo toliau bėgant, tuo labiau jaučiausi toks išsekęs, pavargęs. Nubėgu 5 km ir tada sakau, viskas, užteks. Buvo mintis, nubėgu pirmin 5 ir parbėgu, o galiausiai gavosi, kad 5 nubėgau ir 5 parėjau. Turėjau laiko gerai pagalvoti, dėl ko tai darau. Principe, tas toks nuovargis ir savijauta, kuri buvo šiandien, man būtų leidus nubėgti tos 10, prabėgti, bet ar tai tikslinga? Ne. Vienose varžybose bėgant, vienas dalyvis sakė, mes bėgam nuo infarkto, o ne jį. Tad turbūt viena šitų dienų, kai reikia pasakyti savo stop, nesidraskyk, nes netoks tikslas save žaloti. Bėgam sveikatai, o ne jos gadinti. Pasirinkau tą saugųjį sportą, tai nubėgau ir lengvai parėjau. Kitas dalykas, kadangi dar šį savaitgalį mes einam su vaikais, skautais į žygį, nusimato 8 km azimutu, bet tenai bus ir turėtų gautis daugiau, per miškus, pievas, tad prireiks irgi tos energijos ir po to kitą dieną, sekmadienį mes grįžtam maždaug apie 11-12 km. Kaip ir nedaug, bet reikia neštis vandenį, maistą, miegojimo visus dalykus, tai vis tiek susidaro pakankamas svoris. Tai mano ši diena buvo apie savęs saugojimą, nepersistengimą ir tą teisingą ir atsakingą sportavimą. Sportuokime atsakingai.